Kas nutiktų, jei vieną rytą pabustumėte ir suprastumėte, kad nugyvenote ne savo gyvenimą? Tai scenarijus vertas filmo, tačiau būtent tokia mintimi remiasi viena moderni interneto legenda. Ji pasakoja apie sėkmingą verslininką Jamesą, kuris vieną rytą pabudo šalia moters, kurios net pažino. Jis buvo savo namuose, bet jautėsi lyg įsibrovėlis. Tačiau ši istorija intriguoja ne vien dėl prarastų prisiminimų. Baisiausia joje yra tai, kas tuos prisiminimus pradėjo keisti. Nors tai nėra moksliškai dokumentuotas atvejis, ši istorija tapo savotišku minčių eksperimentu, kuris meta iššūkį viskam, ką manome žinantis apie žmogaus protą ir atmintį. Pasakojama, kad Jamesas Stone'as buvo tas žmogus, kuriam rodos galima buvo tik pavydėti. Būdamas 43, jis vadovavo paties įkurtai, klestinčiai IT kompanijai Silicio slėnyje. Jo gyvenimas atrodė tarsi iš žurnalo viršelio. Modernus namas su vaizdu į ramųjį vandenyną, mylinti žmona Sara ir 2 vaikai – paauglė Mija ir 10-metis Lukas. Jamesas buvo pavyzdys visiems – disciplinuotas, veržlus, bet kartu ir atsidavęs šeimai, niekada nepraleidžiantis sūnaus beisbolo varžybų. Jo rutina veikia kaip šveicariškas laikrodis. Kiekvieną rytą keldavosi 5, valandą sportuodavo, tuomet ruošdavo pusryčius visai šeimai. Jo pasaulis buvo aiškus, saugus ir svarbiausia, jo paties sukurtas. Jis jautėsi savo likimo kalviu, kontroliuojančiu kiekvieną gyvenimo smulkmeną. Bent jau taip atrodė iki tos lemtingos dienos. Ta rytą saulės spinduliai krito ant veido kitaip. Jamesas pramerkė akis ir pajuto keistą disonansą. Kambarys buvo lyg ir pažįstamas, bet kartu ir svetimas. Šalia gulėjo šviesiaplaukė moteris, ramiai kvėpuojanti miegodama. Ji žiūrėjo į ją, bandydamas proto kertelėse rasti bent menkiausią atpažinimo giją. Nieko. Tik spengianti tuštuma ir po kūną plintanti šaltis. Atsargiai, kad nesukeltų garso, jis išlipo iš lovos. Baimė buvo paralyžiuojanti. Nuėjęs į vonią, drebančiomis rankomis atsirėmė į kriauklę ir pažvelgė į veidrodį. Iš ten į jį žvelgė pavargęs, išsigandęs 40-mečio vyro veidas. Veidas buvo jo, bet jis jautėsi lyg matytų nepažįstamąjį. Kas šis žmogus? Kur aš? Kodėl mano galvoje tyla, ten, kur turėtų būti prisiminimai? Staiga tą tylą perskrodė ne jo mintis, o aštrus pojūtis. Sielą veriantis šaltis ir dusinantis akmens anglies dulkių kvapas. Prieš akis šmestelėjo vaizdas – mediniai barakai, spygliuota viela ir pilki, beviltiški veidai. Tai truko vos sekundę, bet buvo taip ryšku, kad Jamesas neteko pusiausvyros ir atsitrenkė į sieną. Garsas pažadino Sarą. Jamesai, ar viskas gerai? Pasigirdo jos sunerimęs balsas. Jis stovėjo sustingęs. Vardas Jamesas jam nieko nereiškia. Tai buvo tik tuščias garsas. Draugai, Sara įėjo į vonios kambarį ir rado vyrą įsikibusį į kriauklę, baltu kaip popieriaus veidu. Mielasis, kas nutiko? Tau bloga? Ji priėjo ir švelniai palietė jo petį. Jamesas krūptelėjo nuo jos prisilietimo, lyg paliestas įkaitinta geležimi. Atsisukęs į ją, pažvelgė su tokia gilia baime ir sumišimu, kad Saros širdis regis sustojo. Kas tu? Tyliai, beveik šnabždesiu, paklausė jis. Iš pradžių Sara pamanė, kad tai nevykęs pokštas. Jamesai, prašau, negąsdink manęs. Kaip tai, kas aš? Bet jo žvilgsnis buvo tuščias. Jokio atpažinimo, jokios meilės, jokio švelnumo, tik ledinis svetimumas. Ta akimirką Sara suprato. Tai ne pokštas, nutiko kažkas baisaus. Prasidėjo chaosas. Vaikai, išgirdę pakeltus balsus, atbėgo ir rado tėtį žiūrintį į juos lyg į nepažįstamuosius. 10-metis Lukas bandė jį apkabinti, bet Jamesas instinktyviai atsitraukė. Tėti, čia aš, Lukas, su ašaromis akise tarė berniukas, bet tėčio akise tebuvo tuštuma. Istorija pasakoja, kad ligoninėje Jamesui buvo atlikti visi įmanomi tyrimai. Gydytojai ieškojo insulto, auglio, bet kokio fizinio paaiškinimo staigiam atminties praradimui. Tačiau rezultatai buvo stulbinantys. Jameso smegenys atrodė visiškai sveikos. Šioje legendos dalyje susidurėme su realiu medicininiu terminu – disociatyvinė amnezija.
Tai psichologinė būklė, kai dėl didžiulio streso ar traumos žmogaus protas atsijungia nuo savo tapatybės ir prisiminimų. Tačiau Jameso istorija šią idėją pakelia į naują lygį. Pasakojama, kad keisčiausia buvo ne tai, jog jo atmintis išsitrimo. Keisčiausia buvo tai, kad tuštuma jo galvoje pradėjo pildytis. Pirmasias dienas jis buvo tylus ir baikštus, bet vieną dieną, slaugiai atnešus pietus, duonos riekė ir sriubos, jis staiga prabilo. Šiurkščiu, gerkliniu balsu su stipriu, nepažįstamu akcentu jis pažvelgė į duoną ir sumurmėjo rusiškai: "Pajok, chleba", duonos davinys. Džeimsas niekada nesimokė rusų kalbos. Ir čia istorija pasisuka fantastikos link. Netrukus Džeimso galvoje pradėjo kilti ne tik pavieniai žodžiai, bet ištisi vaizdiniai. Jis jautė Sibiro speigą, nors gulėjo šiltoje Kalifornijos palatoje. Jis prisiminė dardą Antanas. Prisiminė, kaip 1948 metais jį, jauną vaikiną iš gimtojo kaimo Lietuvoje, ištrėmė į anglies kasyklas kažkur toli Rusijos šiaurėje. Šie prisiminimai buvo skausmingai tikri, realesni už Saros veidą ar vaikų balsus. Žmogus, kuris buvo Džeimsas, pamažu nyko, o jo kūne ir prote įsigalėjo Antanas, tremtinys iš praėjusio amžiaus. Draugai, jei ši mįslė jūs įtraukia ir norite sužinoti, kokiais neįtikėtinais paaiškinimais bandoma pagrįsti šią istoriją, nepamirškite paspausti prenumeratos mygtuko. Taip nepraleisite naujų pasakojimų, kurie praplečia realybės ribas. O dabar gilyn į Džeimso, o gal Antano mįslę. Džeimsas keitėsi akyse ir tas pokytis buvo gąsdinantis. Sėkmingas, rafinuotas verslininkas dingo. Vietoj jo atsirado šiurkštus, nepatiklus vyras. Jo laikysena pasikeitė, jis vaikščiojo susikūprinęs, lyg nuolat lauktų smūgio. Anksčiau mėgęs gurmanišką maistą, dabar jis valgydavo godžiai, greitai, lyg bijodamas, kad kas nors atims jo daviniai. Kartą Sara rado jį svetainėje, peiliu bandanti išlupti parketo lentą. "Ką tu darai?" sušuko ji. Jis atsisuko laukinėmis akimis ir šiurkščiai atsakė lietuviškai su rusišku akcentu: "Tylėk, moteri, turi būti paslėpta. Dokumentai, jie negali rasti." Šeimos gyvenimas virto pragaru. Vaikai bijojo savo tėvo. Mija užsidarydavo kambaryje, o Lukas, anksčiau dievinęs tėtį, dabar nuo jo slėpdavosi. Sara buvo ant palūžimo ribos. Ji mylėjo savo vyrą, bet su ja gyveno svetimas, traumuotas žmogus, iš kitos epokos įkalintas jos vyro kūne. Vieną naktį ją pažadino keisti garsai iš kiemo. Išėjusiai į lauką ji pamatė Džeimsą plikomis rankomis kasantį duobę sode. Murmėdamas, kad reikia paslėpti duoną ir grįžti į mišką, jis nagais draskė žemę. Jo pirštai buvo kruvini, bet jis atrodė nejautė skausmo. Tai buvo lūžio taškas. Kitą dieną, pasakojama, Sara priėmė patį sunkiausią sprendimą – paguldyti Džeimsą į specializuotą kliniką. Džeimsas nesipriešino. Antano prote tai turbūt atrodė kaip dar vienas lageris, dar vienas įkalinimas. Jo akise nebuvo nuostabos, tik niūrus susitaikymas. Draugai, nors Džeimso Stouno atvejis tėra legenda, jis puikiai tinka panagrinėti kelias intriguojančias teorijas, bandančias paaiškinti panašius, nors ir netokius ekstremalius reiškinius. Pirmoji, labiausiai racionali teorija – kriptomnezija. Tai reiškinys, kai pamirštame informacijos šaltinį. Galbūt Džeimsas kažkada matė filmą ar skaitė knygą apie tremtį, o jo protas, patyręs amneziją, šią informaciją perdirbo ir pateikė kaip savo paties patirtį. Vis dėlto legendos gerbėjai klausė, ar tai paaiškintų neįtikėtiną detalumą ir svetimos kalbos fragmentus. Antroji teorija, kur kas labiau spekuliatyvi, paliečia transgeneracinę traumą ir epigenetinę atmintį. Mokslininkai yra įrodę, kad tėvų ar senelių patirtos traumos gali palikti pėdsaką palikuonių DNR per epigenetinius pokyčius. Tai reiškia, kad galime paveldėti ne tik akių spalvą, bet ir polinkį į nerimą, nulemtą protėvių kančių. Tačiau čia svarbu pabrėžti, mokslas patvirtina streso atsakų ar polinkių paveldėjimą, bet ne konkrečių pasakojamųjų prisiminimų. Idėja, kad Džeimsas galėjo atrakinti savo protėvio gyvenimo istoriją, kol kas priklauso mokslinės fantastikos, o ne faktų sričiai.
Trečioji teorija, kurios mokslininkai net nesvarsto, bet kuri populiari tarp istorijos gerbėjų – paranormali. Reinkarnacija ar sielų persikėlimas. Ar galėjo Antano siela rasti prieglobstį Džeimso kūne, kai jo paties sąmonė jį apleido? Tai skamba kaip filmo scenarijus, bet būtent tokie klausimai ir daro šią legendą tokia patrauklia. Pasakojama, kad terapijų seansų metu Antanas pasakojo apie paliktą mylimąją, apie badą, apie draugą sušalusį jo glėbyje. Jo pasakojimai buvo tokie tikri, kad legendos teigimu net psichiatrai jautė Sibiro šaltį. Draugai, taip baigėsi Džeimso Stouno legenda. Praėjo 2 metai. Džeimso kūnas gyveno klinikoje, bet Džeimso proto ten nebebuvo. Antano asmenybė visiškai įsitvirtino. Jis išmoko šiek tiek anglų kalbos su sunkiu akcentu, daug laiko leido dirbdamas sode. Atrodė, kad žemės darbai jam teikia atgaivą. Jis tapo ramus, lyg susitaikęs su savo nauju įkalinimu. Sara jį lankė vis rečiau. Kiekvienas vizitas buvo skausmingas priminimas apie prarastą vyrą. Galiausiai ji pateikė skyrybų prašymą ir ji negalėjo gyventi su vaiduokliu. Vaikai savo tėvo taip ir nebeatgavo. Jų prisiminimuose jis liko mylintis, sėkmingas vyras, kuris vieną rytą tiesiog dingo, palikdamas savo kūną kažkam kitam. Žmogus, kuris pasiekė viską, tiesiog išnyko per naktį. Nors Džeimso Stouno istorija greičiausiai yra tik išmaningai sukurta moderni pasaka, ji paliečia pamatinį klausimą – kas yra mūsų tapatybė? Ar ją sudaro tik mūsų prisiminimai? Jei ne, tai kas tuomet? Ši istorija palieka daugiau klausimų nei atsakymų ir verčia susimastyti apie paslaptingiausią visatos mįslę – žmogaus sąmonę. Kuri iš aptartų teorijų – kriptomnezija, epigenetinės atminties idėja ar dar kažkas – jums atrodo įtikinamiausias paaiškinimas tokiam scenarijui? Pasidalinkite savo mintimis komentaruose.